Esu Irmantė Relytė, mažosios bendrijos kolageninis įkūrėja. Ir šiai dienai turiu produktą, tai yra batonėliai, kurie yra 100% natūralūs, yra tinkantis žmonėms, kurie netoleruoja gliuteno, taip pat kas netoleruoja laktozės ir taip pat nenaudojama genetiškai modifikuotų žaliavų. Visi batonėliai yra be pridėtinio cukraus. Išskirtinumas yra, kad jie yra kiekvienas praturtintas 10 gramų kolageno baltymų. Produkto su kolageno baltymais nebuvo ir taip atsirado batonėlis Ox Collagen. Susitikome dvi draugės, kurios apjungėme šią idėją ir šiai dienai plėtoju ją viena. Draugystė su Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmais užgimė studijų laikais. Viena dėstytoja mumis nusivedė supažindinti, kokia tai yra veikla ir ką galima būtų gauti. Supažindino, kad tokių bendruomenių iš vis egzistuoja. Kada įsteigiau įmonę, tai buvo vienas irgi iš pirmųjų taškų, ką aš padariau. Tai nuvykau, susipažinau, pasipasakau, mane išgirdo, išklausė ir labai daug radom sinergijų, pagalbos. Tai užsiregistravus Enterprise Europe Network atradau net ir kitų naudų. Tai verslo partnerių paieška. Kitu atveju būna, norisi pasitikrinti, ar įmonė yra patikima. Tai man tai buvo be galo naudinga. Ir iš tikrųjų, būnant mažu verslu, tikrai tokios pagalbos nežinau, kur galima būtų daugiau ir gauti. Tai iš tiesų nemažai atradau online renginių, kuriuose teko dalyvauti ir ieškoti B2B sektoriuje partnerystės. Taip pat gaunu stiprią informaciją, kuri man naudinga apie ateities parodas, kurias seku ir nuolatos stengiuosi dalyvauti. Aplankiau ko gero apie 10-12 parodų. Ne visos jos buvo tarptautinės, bet pasirašyti savo sąrašą, ką aš norėčiau nuveikti, tai yra labai neblogai. Ir vieną iš tokių informacijų ir gavau irgi iš šio tinklo, kad Rygoje vyks paroda Riga Food ir galima bandyti patekti į inovacijų stendą, kas yra labai naudinga ne tik startuoliui, bet ir mažai įmoniai, kadangi gauni visą informaciją, visą pagalbą. Tai mažam verslui iš tikrųjų yra labai svarbu kiekvieną kaštą apskaičiuoti, pasverti, kiek yra naudinga išleisti ar ne. Tai tikrai neatsiejama dalis to, kad per Enterprise Europe Network gavau galimybę dalyvauti Riga Food'e su konkurencinga kaina. Sutikau ne tik kad ir verslų, su kuriais bendradarbiauju, ir tuo pačiu sutikau distributorių, su kuriuo vis dar partnerystė tęsiasi. Ir dar turbūt vienas svarbiausių dalykų, sutikau draugų, kurie irgi sieja verslą ir draugystę. Kauno rūmai ir Enterprise Europe Network iš tikrųjų turi labai irgi didelę galimybę tokiem mažiem verslam kaip aš, kad nuolatos yra teikiama pagalba su seminarais, mokymais ir panašiai. Tai šiai dienai esu be galo daug aplankius mokymų ir faktas, kad mokinuosi ir tobulėju ir auga verslas kartu su Kauno rūmais. Tai yra be galo naudinga gauti informacijos net nuo to, kokiu nori būti vadovu ir kokiu norėtum būti kolega ir koks norėtum būti verslas, beaugantis ir save išmok pozicionuoti teisingai. Kokią motivaciją įdėti toliau, duok Dieve, gal aš vieną dieną irgi galėsiu pasikviesti ir būti tuo, kuris galės pravesti ekskursiją po didelį fabriką. Tai ambicijos nėra blogai.